Man pavyko! Kaip mes matom žiūrovai vaizdą, kaip mato Laura. Zdarova, kugeliai. Žodžiu, naujas projektas, netyčia gavęsis. Gavosi labai paprastai. Užsiregistravau Koparte, ieškau keletai draugų mašinų ir prisiminkiau, paskambinu, žodžiu, telefonu man, o aš kažką nulipdamas nuo kompo paspaudžiau matyt ir netyčia laimėjau automobilį Koparte. Turėjom pirkti normalią mašiną, žodžiu. Turėjom laimėti aukcionę, viską. Kokią mašiną? Audi tokia, man atrodo, A4, ten tokia apynauja 2018-2020 metų, tai laimėjom šitą. O tai kas blogai? Tai nieko, tik čia ne Audi ir ne A4. Bet netikėtai staiga. Students parašė žinutę, sako, man atrodo, netyčia laimėjau mašiną už 8 eurų. Ką? Aš buvau darbė, tiesiog palikau galvoj, nesąmonė. Ta prasme, tiesiog atsisakysim ar kažką, nes faktas, kad turbūt galima, negalima. Tai va, esam su ta mašina miške. Lukas ją vairuos, taip nusprendėm. Vis tiek nesąmonė yra. Apžiūrėkim, be defektų ką tik neutralų. Čia taip ėjo tais metais. Nubrozdinimai tik tais. Atrodė, kad tik šitas kampas. Nu, ta bada, pažiūrėkim. Trūksta moldingo, intista. Nieko baisaus. Ar čia gedimas? Porą zatečių bus taisyta. Taip. Čia turbūt kažkas piso nes neužsidarė tiesiog. Tvinkis. Kažkam lūžo kelietis. Čia irgi kažkas bandė kažkokį slaptą skilutį pasidaryti. Čia su pajalniku uždarysim. Žodžiu, čia biški atsilupė. Čia jau matau Vokietijai prisukta. Tu kokį? Svarbiausias saugumas, aišku. Saugumas sutvarkytas pačiais saugiausiais dalykais. Zadeškiam. Į ten. Man draugas sakė, kad aš jau galėsiu eiti dirbti į airbag.lt. Nu ką, realiai kaip ir defektų nėra. Važiuoja. Vadinamas, defektų nėra, viskas. Čia neišsirinkom. Ką darysim su jie? Tai tu lėksi slalomu treniruotis? Lėksim. Tada į slalomo treniruotis. Su tais 12 ratais. Ką čia po kapotu turi? Savo žvėries. V6. Wow. Wow. Pala. Man pavyko! Čia toks paslėptas V6, šiaip 1.2 benziniokas. Oho. Su visais 55 kilovatais. Oho. Nu, bet praktiškai čia tik kažko biški trūksta arba netrūksta. Eik, tu to sutaisysiu. O. Va, viskas. Realiai žiūrėk šitą uždengį ir praktiškai bus suremontuota, galim tą pavaryti. Tai dar tau liko su šitu kampu. Šitu kampu. Čia. Žinok, važiuoti netrukdo. Supratau. Jo, realiai viskas. Yra va, mobilų tepaliukai yra keisti 2021 metais. Į ką, į nieko, ties 130. Tai gal pasikeisi kažką jau? O kam? Gi važiuoja tas mašinas. O čia jau prieš Kristų. Čia prieš Kristų keitėsi, jo. Nebilda. Visai, viskas good. Laikys. Jo, lėksiu į slalomą. Aš mokysiu susukti baranką. Šitą bent važiuoja. Lukai, lėksi, atsigulysi. Net pašuotum. Nors kam nors patinka ta mašina. Lukai. Nu, tai varom, test drive. Test drive by Laura. Gerai, pirmieji mašinos shakedownas. Esam užsidarę dopą. Mašinos shakedownas. Turmanila. Lukai, padėti prieš shakedownų. Šunį padedam į saugią vietą. Šiaip vežtumėmės, bet nėra šalmų skirtų šunim. Tai va, toks va aparatėlis. Čia jau matom, buvo dalyvavęs nelegaliuose gatvės lenktynėse. Čia kažkieno ratas, matyt, buvo rėmė šoną. Čia jau čia ta senutė iš golfo reklamos lėkė. Aš turiu tokį įtarimą. Čia matot? Čia visai ir ne kad nesuvairuota mašina buvo, čia ir iš lenktynių randai. Čia manau irgi šitie yra iš lenktynių. Viskas yra iš lenktynių. Wow! Vasariniai, žieminiai.
Vokiška žemė, šitą parvešimų čia tai šiltnamį. Red Bullis, kvapukas. Brilliant cockpit švam. Dar kvapukas, tuščias. Gerai, kurį pasiliksi, vasarinį ar žeminį? Guminį. Čia bagažinai. Irgi yra dalykų. Vertingi daiktai. Servizų knygos. 80. Jūs gaunat 81 numerį. Gerai, šitą dedam čia ant lango, kad žinotų teisėjai. Čia įsirink pietum iš kongo kavalgysi. Gerai. Oho. 1, 2, polizai. Šitą išmetu. Bus radio. Kas čia? Lempos kyščio trūksta biški vienai lempai. Ai, tai dapilsiu grįžus. Dabar bus nepasiemus. Pavežt. Jo, ačiū, būt malonu. Kaip mes matom žiūrovai vaizdą, kaip mato Laura. Pirmi įspūdžiai. Iš techninės pusės bild atraminis, daugiau trūkumų nepastebėjau. Ir langą šiek tiek reiktų iš vidaus pavalyti, nelabai matosi. Jeigu aš čia sulaužom, čia ir paliekam. Tu nebestupk SDK mano įmonės vardu, tiksliau mūsų įmonės vardu. Čia be SDK jau jeigu važiuotumėm, jau mus žandarai būtų senai nubaudę. Bet visai minkštai važiuoju. Svorio kampas, tiksliau svorio vienas centras, neblogas, dešinės ar pakritė. Tai aš į vidurį pasislinkęs, nematau tai nieko. Išdėjau, tai neslyp. Amortizatoriai veikia puikiai. Jų tiesiog nėra. Yra, viskas gerai. Virbai. Aš pakylu net. Ne, tai jau čia. Jeigu kas nors pusvalandį būtų pasakęs ir netgi pastatęs pinigų, kad aš taip darysiu, būčiau nepatikėjus. Bet linksma, nesakyk. Linksma. Nu va. Jeigu būtų ir begai, būtų dar linksmiau. Tai bus, tik kitą savaitę. Bet laiko. Wow, 3 keliai, vidurinis tikras, apvažiuojam. Nu va, keleiviai išleisti yra jau. Viskas užtenka, čia buvo pravežtas ir gana. Jei, plauk, duok dėdį dabar. Ne. Duok dėdį. Duok dėdį dabar. Duok dėdį. Duok dėdį, pabandyk, kad čia. Sugadinsi mašiną man? Šiek tiek. Esi per didelis jai. Imk, Laura, čia bus tau mašina. Galėsi mokytis vairuoti. Smagiai. Suk baranką, viską. Išlip, sako. Ne tai jau. Tai aš sakiau, kad tai bus, nes tas padangas biški negripin. O. Palauk, gal paveš. Patranzausiu gražuolą. O. Pažiūrėk, kaip prilips. Reik rankinį patem dėdį, įlipk į vidų. Važiuojam į mišką, miestą parodys. A? Neveikia. Ai, bet po smūgio nebeveikia, matyt. Kokio smūgio? O, ne, tai... Įmet. Net nepaliečiau to net. Va, ten mano mašinytė, gal paleisi tu man? Paleidi. Paleidi ir tada jau mašina man. Nu. Viskas, šiai serijai tiek. Ko trūksta mum? Rankinį pasitempt ir padangų geresnį. Man atrodo, turim reikalų miške. Iki.